Palangoje netrūko ir daugiau renginių. Kurorte vyksta pirmoji Lietuvoje sveikatos olimpiada. Ją vainikavo tradicinės ruonių maudynės Baltijos jūroje. Prieš nerant į šaltas Baltijos bangas trumpas apšilimas. Į Palangą sveikuoliai sugužėjo 25 kartą. Pirmą kartą ant tilto buvo žmonių apie 150, o vandenį buvo apie 10, tai buvo 87 metai. O yra buvę ir 1500 jūroje, o kartą buvo 10 000. Šiandien buvo apie 250 jūroje, o kiek buvo kartą neskaičiavau. Šiandien spaudė 4 laipsnių šaltukas. Sveikuoliai sako, kad vanduo itin tinkamas maudynėms. Kai kurie teigia tikėjasi šaltesnio. Jokio ekstremo iš tikrųjų. Efektas tas pats kaip po pirties. Viskas labai puiku. Pasaka, žinokit, esu praleidęs vieną kartą, o daugiau 20 su viršu. Maudausi jaunystėje, kad būčiau sveika, o dabar investuoju į senatvę. Žinokit, nes senatvėje nenoriu būti kaip klaustukas, noriu būti kaip šauktukas. Labai fainai, dieviškai tiesiog. Aš čia antrus metus atvažiuoju. Čia man labai patinka. Šiemet daug šilčiau negu pernai. Pernai buvo per daug šalta. Buvo daug sniego. Grūdinkitės ir viskas bus puiku. Puikiai, kaip visada. O čia yra rojus. Čia yra rojus. Pasižiūrėti, kaip būrys sveikuolių maudosi jūroje, atėjo minios žmonių. Kai kurie tik vedami smalsumo. Kiti prisipažino patys prijaučiantys sveikuoliams. Kasmet net labai įdomu. Vis tiek žmonės labai drąsūs. Ir taip sveikai gyvent labai gerai. Pavyzdžiui, aš irgi labai daug metų mankštą darau, gal 30. Ir einu pasivaikščioti nuo naujo rajono iki jūros, kas kiekvieną dieną ateinu. Bet lysti į vandenį dar ne. Šiemet ruonių šventė sveikuoliams ypatinga, nes pirmą kartą istorijoje surengta ir Lietuvos sveikuolių olimpiada. Maudynės tapo šios olimpiados dalimi.